jūs, kai atidarote langus miške, vėlgi žydėjimo, kai laikotarpis ateina, tai tos žiedadulkės ir visa kita, nu, matėte turbūt ant paviršiaus formuojasi tokios dulkės geltonos ir taip toliau. Vėlgi... Kai liepo žydį, man atrodo, tai irgi būna labai malodės. Na, taip, bet ir labai dažnai dabar pasitaiko žmonės, šienlingės visokias turi, astmos ir taip toliau, alergijos. Dabar vaikai ypatingai, man atrodo, darosi alergiški. Tai taip, čia aišku, nespręsime dėl ko tie dalykai, bet taip, dažnas turbūt tarp jūsų susiduria, kad šeimos nariai turi kažkokios kvėpavimo takų problemų. Ir patys jaučia, kad tiesiog gerklės susėjo. Tai čia, nu, tokiam... Tai tie visi renginiai irgi reikia atsižvelgti labai, kai renkatės daiktą, pasižiūrėti, kad būtų filtravimas geras. Aišku, dabar reglamentai europinė direktyvos reguliuoja, kad būtų efektyvūs filtrai, nes mūsų ore, Lietuva iš tikrųjų pasigirti gali tikrai dviem dalykais, tai yra labai švarių orų ir gerų švarių vandenių. O krepšininkais? Paliekam kitiem metam šitą, bet dabar tikrai tą turim.